Sveiki. Galvojau, kokį čia iš paveiksliukų į pirmą planą ištraukti, kad jisai savo nuotaiką pristatytų tai, apie ką noriu papasakoti. Tai tikriausiai štai šitas ir šitas. Žinoma, ir dar štai šita šilkinė emocija. Na, o apie ką aš čia pasakoju? Ogi apie savo naują projektą, birželio paskutinį savaitgalį vyksinti plenerą. Plenerą skirtą ne profesionaliems menininkams, o mano mokiniams, net jeigu dar nei karto ir nebuvote mano kūrybinėse pamokose. Tai šiuo video trumpai pristatysiu, kągi mes ten veiksim. Paskutinis birželio savaitgalis, tai yra ilgiausių dienų, trumpiausių naktų savaitgalis, kaip tik po joninių kitas savaitgalis. Ir gal taip sutaps, kad turite laiko ir noro pasinerti į mano pasaulį jau taip va, kaip šitoj dėmeliai pūkšt. Nes taip ir bus. Rinkau iš savo visų kūrybos pamokų gal tas, kurios yra, viena nuo kitos gan stipriai skiriasi, bet tuo pačiu jos ir teka viena į kitą, kaip visos mano akvarelės, turi tokį beribiškumo aspektą. Tai ir visoje plenero programoje bus panašiai, bet visgi penktadienio vakare susirinkę, mes susirinksime Lynežerio sodyboje. Tuoj parodysiu, kaip atrodo ta Lynežerio sodyba. Vadinasi mini spa. Ieškojau jos tiesiog internete ir turbūt esu gimus palaiminga žvaigždė, nes labai lengvai radau. Ir mes apsistosime, matot, namelių yra tik tai 2, kaip aš suprantu, ir pirtelė, kuri yra labai netradicinė, daugiau tokia garų pirtelė, labai gražiai įrengta. Ir kaip matote, štoje nuotraukoje, tai yra tokia erdvė, kur yra baseiniukas, tai vakarai su spa procedūromis garantuoti. O ką veiksime mes oro name, va čia šitas namas bus mūsų namas, ir ten telpa mūsų viso, kaip tik mes matome ir tą mini spa, kuriuo vakare pasinaudosim. O štai čia yra salytė, kurioje mes išstumdę stalus pasidarysim tokią menišką kavinukę ir joje leisime dienas su teptukais, pieštukais ir visokiais kitais dalykėliais. Valgyt mums atveš. Ir apsistoti bus galima tokiuose miegamuosiuose, kur yra po 2, po 4 ir maksimum po 6 miegotojus. Suprantu, kad kiekviena iš mūsų gal norėtų po vieną gyventi, bet kiek žiūrėjau Lietuvos namukuose, nėra tokių galimybių apsistoti kaip viešbutyje, bet mes miegosime gal nedaug, nes pasižiūrėkite, kokia graži yra erdvė, į kurią mes atkeliausime. Čia yra didelis ežeras Lynas, o maudysimės mes, čia dabar į tą nuotrauką nepatenka, bet miškelių paėję arba pavažiavę mažame kitame miško ežerėlėje, kuris anot šeimininkų yra netgi užmaitintas iš čepkelių raisto ir jis turi sveikatingų savybių. Tai štai kaip viskas atrodys, kur mes gyvensim, bet svarbiausia dar ir ne kur, o kaip. Tai veiksim štai ką. Pirmas atvažiavimas penktadienio vakaras, bet jisai birželio mėnesį visai nepanašus į vakarą, bus skirtas klasikiniai mano pamokai, kuri vadinasi akvarelinė popietė vaizduotės tema. Kas esat jau buvę, bet buvę senokai, tai jinai bus šiek tiek atnaujinta, bus pridėta dar monotipijos ir koliažo dalis. Na ir a priori tikriausiai vėliau gims tokie darbeliai. O gal ir dar kažkokie, žodžiu, visokių, gal kažkokios emocijos, bet kuriuo atveju mes tikrai nemažai prisiliesim kažkokių tai nuostabių emocijų, kurios vėliau mums gali būti reikalingos pratęsti mūsų darbams jau kitą dieną. Šeštadienį mes pradėsime visiškai nuo kito dalyko, tai yra nuo šilko. Aš jau pasiruošusi jums jį parodyti
Ir tuoj dar šiek tiek atsidarysiu galeriją, parodysiu nuotraukas, kaip tas atrodys mūsų šilkas. Taip. Nu, čia didžiulis sigutės pasaulis ir kur aš tą šilką išsaugojau. Pasidėjau tai labai patogiai. O dabar, kur jisai bus, štai. Va tokia emocija. Ir galvosit, kas čia tokio. Iš esmės, tai šilką galima marginti teptukais ir tada belieka tik pasirinkti, kokie bus dažai fiksuojami garais ar fiksuojami lygintuvų. Niekada nemėgau lygintuvo dažų, nes jie labai sukietina šilką. O teptukų esu pamojavus ant šilko nemažai, bet šiuo atveju, kadangi vasara, toks žolių emocija, aš norėčiau pristatyti dar vieną pamokėlę. Tai yra augalų atspaudai ant šilko, naudojant ir augalus ir tuo pačiu naudojant dažus šilkui, kurie yra fiksuojami garais. Fiksuojami garais dažai, va čia kaip tik tas šalikėlis, kuriuo aš čia mojuoju, va galite įsitikinti, kokio tai yra minkštumo audinys ir kritimo, visiškai neatima. Garais fiksuojami dažai to šilko savybių, gaunate minkštą ir šiltą ir šaltą šalikėlį ir vat kokius lapus uždėsit, tokios tos emocijos ir bus. Na, o čia aš, kuri jūsų labai laukia. Tai gerai, pasidarysime tuos šalikėlius, kol jie ten užsifiksuos, pietausim, ilsėsimės, išeisim į mišką, pasivaikščiot, pasimaudysim. Na ir tada jau ateis laikas lėtojo laiko pratyboms. Kas yra tos lėto laiko pratybos? Jeigu tik tai šį video pamačiusios susidomėjote, tai rašykite, aš atsiųsiu dar daugiau visokių nuorodų į video medžiagą. Na, o šiaip lėtas laikas, tai kas tai yra? Tai yra atsakymas į klausimą, kaipgi Sigutė tu taip sugebi išnarplioti tom linijytėm, kaip tu visą tai padarai, nes pamatyti niekame kažkokį siužetą, ar zuikutį, ar laputę, tai mes išmoksim dar penktadienį vakare ir jau visos būsim diplomuotos vaizduotės, atidarytom vaizduotėm dailininkės, bet vis dėlto kaip piešiasi ta linija. Tai šita pamoka ir bus atsakymas į tai, o tuo pačiu, žinoma, aš įtariu, kad prasitęs ir koliažas, nes klijuojant visokias atkarpėlės, visokius dalykėlius, nori nenori vis tiek įsiveli į tą gražią istoriją ir manau, kad tiek koliažas pertekės šiek tiek į intuityvaus lėto laiko piešimo pamoką, o šiaip tai mes tiesiog raizginėsim tokiuose nieko tarsi nereiškiančiose dėmelėse, bet paliekančiose labai daug vietos pratyboms, kad ta linija iš tiesų kad pirštai tiesiog įprastų piešti ir, kas visų svarbiausia šioje pamokoje, pajausti, kaip nuostabiai pakeičia tai mūsų mąstymą, nuotaiką, būseną. Na, o aplink mus supanti mūsų gamta turėtų prie to stipriai prisidėti. Tai va dar parodysiu visokias, darysime visokius receptėlius, linijų, kažkokius tai išradimukus. Ir taip ateis vakaras, galėsim šeimininkų paprašyti, kad lauželį užkurtų arba dar kažką, žodžiu. Manau, kad būsim tikrai labai jaukioje erdvėje ir taip ateis sekmadienio rytas, mūsų paskutinis pamokos laikas. Ir kaip šeimininkai sakė, per pietus jie mūsų tikrai nevarys, mes dar spėsim ir papusryčiauti ir papietauti, o tarp pusryčių ir pietų bus klasikinės akvarelės miniatiūroje pamoka. Ten jau tikrai visai su kitais dažais susipažinsim, jeigu iki to laiko dirbome spontaniškai su skista akvarelė, kuri daugiau panaši į tušą, tai čia jau mes pasiimsime profesionalią klasikinę akvarelę ir išbandysim visus jos duodamus privalumus.
Ir taip, kas norės, kas dar nebuvo, galės sukurti mažą miniatiūrą, va galėsim tiesiog Lynežerio sodybą piešti. Visokiam įsivaizduojamam avelėm, nes taip po truputį sluoksnis po sluoksnio gimsta va tokia graži miniatiūra. Nu, arba tokia, kaip jau ten norėsit, bus visokių pavyzdžių. O kas jau klasikinę akvarelę turėjot ir galvosit, kad labiau noriu išbandyti akrilą, tai irgi bus galimybė, nes būsiu ir galbūt netgi spėsim viską, nes man atrodo, kad kai atidarai tą tokią gausą, tai biški to darai, biški to. Ir aš atsivešiu akrilą ir viską, ko reikia pirmajai pažinčiai su akrilu. Ir ką gali žinoti, gal štai tokie linksmi siužetai vėliau bus įrėminti pačių dekoruotose rėmeliuose. Tai visos medžiagos, ir šilkas, ir rėmeliai, ir akrilas, ir akvarelė, ir akvarelinis popierius, ir jo pavyzdžiai. Visos mano žinios bus atvežtos ir jums bereikės tiesiog įsimesti, ką visada pasiimate į kelionę. Šeimininkai pasirūpino rankšluosčiais, patalynėm, patogiom lovytėm. Rašykite man ir susitinkam paskutinį birželio savaitgalį Lynežerio sodyboje, smagiai pabendrauti, pasikalbėti, niekur neskubėti, džiaugtis gamta, vienos kitomis. Na ir po to parsivežti gausybę įspūdžių ir pasipuošti šilkais. Kuo gražiausias jums kloties, tikiuosi įkvėpiau jūs, dar sykį paminėsiu, kad nereikia mokėti piešti. Reikia tik tai norėti tos atmosferos, kurią aš bandžiau savo šitoj pamokoj pratransliuoti, šitam siužete, ne pamokoj, žinoma. Ir tikrai, čia nėra mokantiems piešti, čia yra tiems, kurie žavisi tokią atmosferą ir nori prie jos prisiliesti. O kas jau buvot mano pamokose, tai man atrodo pasakot nereikia. Žinot, kas jūsų laukia, tiesiog to bus daugiau ir mes turėsim daugiau laisvo laiko. Drauge galėsit užduoti klausimus, o gal kažką piešėt ir norit parodyti, tai bus daug tam skirto laiko su arbatos puodeliu, vakarojant, terasose. Tai prašau, rinkitės, rašykite man asmeninę žinutę ir visą informaciją aš jums suteiksiu. Iki, labai laukiu.